Tai sveiki, mano vardas Emanuelis, man 19 metų ir štai mano naujas automobilis. Kam aš jį nusipirkau? Neįsivaizduoju. Kodėl aš jį nusipirkau? Todėl. Pati keisčiausia, nebiliškiausia mašina savo gyvenime. Viskas labai paprastai. Esu klevukas, turiu 1 metų stažo. Ir čia yra mano antras automobilis. Jis neturi nei vairo stiprintuvo, nei gero pičiuko, vibastos. Jis faktiškai nieko gero, ta prasme, neturi šiuolaikiniam technologijom. Bet manau, didžiausias sekretas šitam automobilyje, kad jis turi, ta prasme, sielą ir belenkiek įdomus. Nes faktiškai kelyje jūs jau tokio nebepamatysite. Aš esu keleriais kartus matęs gyvenime tokį, buvau sutikęs, bet jie buvo šį faktiškai ganėtinai neblogos būklės palyginus su šitom. Aš ieškojau automobilį už 1000 eurų, apie 1000 eurų, kaip daugelis svajojam turėti gerą, fainą, įdomų automobilį už 1000 eurų. Tai už 1000 eurų šiais laikais, faktiškai nieko tu nebenupirksi šiais laikais. Tai turėjau ganėtinai įdomų pasirinkimą A6 C5 Quattro, Avantas, Mechanas, bet atsitiko tokia istorija, kad susitariau su pardavėju. Skambinsiu ryte, kai išvažiuosiu į jūsų pusę. Atsikėliau ryte ir rašo man pardavėjas. Sveiki, jau atvažiavo, nupirko automobilį. 7 ryto, o man, kur čia 7 ryto kažkas nupirks tą automobilį. Aš tai manau, tiesiog tas savininkas persigalvojo, nes faktiškai buvo ganėtinai gera Quattro palyginus už tokius pasiūlymus. Žiūrėjau BMWs, Mercedesus galų varomus, bet aš tai norėjau benzino, mechano ir that's all what I need. Ir ilgos technikinės. Tai visada kažko, ta prasme, trūko. Arba buvo dizelis, arba automatas, arba technikinės tenais lygdavo vos keli mėnesiai ir tenais matydavos, kad nepabiteriausi visiškai. Su šito automobiliu pats pirkimo procesas buvo belenkaip, ta prasme, įdomus ir neįprastas. Į tokį šūdą galėjau klimpti faktiškai tik tais aš. Tai man atrodo, šitas busikas stovėjo pardavimuose vos ne mėnesį, kaina krito vis žemyn. Nuo 2000 vis žemiau. Ir galutinė kaina buvo 1550 eurų. Tai aš paskambinau pardavėjų, klausiu, kokia visiškai, ta prasme, galutinė kaina, kad netempt nei jūsų laiko, nei mano laiko, atvažiuoju, pasiemu, tinka, netinka, vsio, davai. Sako, 1,3. 1,3, gerai. Pagalvojau kelias valandas, atvažiavau namo, pasitariau, perskambinau, sakau, gerai, imam, važiuojam. Kelias iki Alytaus yra, jokia problema, bet kelias atgal iš Alytaus ant šito birbio buvo, kosmosas, ta prasme. 4 pawaras, variklis ūžia tenais. Patyriau tiek emocijų su juo, wow, ta prasme. Niekada nebuvau gavęs tokių emocijų iš bet kurios kokios mašinos, kaip tik tais iš tokios. Ar aš džiaugiuosi? Iš tikrųjų, faktiškai džiaugiuosi, nes nesugebėčiau nieko kito rasti už tokius pinigus absoliučiai. Kitų žmonių reakcija, yra totaliai neįprasta. Jiems baisu, jiems linksma, jiems fan. Ta prasme, jie atsisėda, pravažiuoja su manim, jau nori išlipti ir sako, davai, gal dar pavažiuojam, dar.
Да ну его нахуй, блядь! А чё он сыпет так, блядь? Это было 70. Да ну нахуй! Tai vien ta istorija, kaip jį nupirkti, ganėtinai buvo neįprasta. Nes atvažiavom į Alytų vos. Jeigu kažkas esate alytiškis, tai žinot Jiezną. Netoli Jieznos tenais. Jau. Oh my god. Mes tiesiog atvažiavom kažkur netoli Alytaus į kažkokį kaimą. Netoli Jiezno beveik. Apie Jiezną pakalbėsim toliau, kaip tenais vyko ta istorija, nes nu vau. Atvažiavom vakarop, jau tamsu, jau nieko nesimato. Kokia didžiausia taisyklė? Nupirkti mašiną naktį. Kad nieko nepamatyti, jinai būtų tobuliausia, nu tiesiog ir nesimatytų tiek defektų. Tai užkūrė man ją savininkas ir nesugebėjau netgi pajudėti, ta prasme, iš vietos. Nes aš kaip audinėse bandau rasti tą galinę pavarą, o jinai yra ne dešinėje, o kairėje ir kitaip jungiasi. Tai okei, galvoju, sėsk pats už vairo ir važiuok, ištraukinėk man jį. Tai davė atbulinį. Ir pas jį stovėjo vasarinės padangos. Tai vien iš to kiemo išvažiuot buvo, nu faktiškai neįmanoma. Tiek gazo tas savininkas davė, kad nu nafik. Sako, nuvažiuojam prasilėkiam. Tai išvažiavom ant tokio gruntinio, ta prasme, kelio. Ant tiek davė gazų, kad aš sėdžiu va su tokiais va plaukais, galvoju, wow, aš gal ta prasme mirsiu su tavim, nuvažiuosim į griovį kur nors. Su tokiu namioku sakau, o tai stabdžiai kaip veikia? Normaliai veikia ar ne? Nuspaudžia stabdį, sako, va žiūrėk, pristabdo ir vėl gazo ta prasme duoda. Tai aš galvoju, va čia baigėsi mano gyvenimas iš viso. Tai davažiavom su juo, prasivažiavom, sako, na tai tu sėsk, prasivažiuok. Tai atsisėdau aš ta prasme prasivažiuot, man ta rankina, salone nėra jokios šviesos. Tai aš su tą rankiną pajungiau pirmą, antrą, trečią, jau pats važiuoju va taip va įsikibęs, ant tiek ta prasme, baisu šitą mašiną varot, nu nafik. Nu jokia mašina nedovanoja to vairavimo stažo, nu wow. Sako pardavėjas, na tai kaip, lempos veikia, stabdžiai veikia, variklis veikia, pečiukas veikia, man to faktiškai daugiau nieko ir nereikia. Nes tikėtis iš automobilio už 1300, to labiau tokio seno, nu nieko ta prasme iš jo nėra ko tikėtis. Bet jinai nu žiauriai faina. Tai yra ta prasme jaunystė ir turėjau jį nupirkti. Vien dėl to. Я вахую. Опа! A, jinai jau filmuoja? Okei. Realiai aš neįsivaizduoju, kaip filmuot. Обзорчикас. Tokia mašina. Automobiliai kas metus jie žiauriai brangsta. Tai nėra ko tikėtis už tokią kainą, ta prasme. Aš gavau didelį automobilį, daug
metalo krūvos už 1300, vos. Tai čia, man atrodo, į metalinį jinai neblogai turėtų apsieiti pagal svorį. Ir faktiškai turiu metus technikinės, mechaniką, dizelį, didelę bagažinę, farkopą, geras lempas, dar didelio labai potencialo iš tos mašinos galima išgauti. Nu, wow. Ta prasme, jūs niekur tokios mašinos nerasit. Ar apsimoka tokią mašiną pirkti? Ar nėra labai baisu tokią mašiną pirkti? Aš neįsivaizduoju. Man tai kažkiek buvo tos baisumos, bet kaip užsiemu tom senom mašinom daugelį metų, tai aš susitaikiau, kad aš galėsiu turėti kažkokių gal problemų. Tam pats man savininkas pasakė, buvo atvažiavę kažkokie kiti jauni vaikinukai, o tokie pankai tenais judam. Tai jie norėjo, ta prasme, kažko nonsenso už tokius pinigus, o aš tai nieko nesitikėjau. Ji neturėjo draudimo, tai reikėjo ją apdrausti. Internetu tą draudimą padaryti niekaip nepavyko. Ilgokai bandžiau, nes rašė automobilis yra nestandartinės rizikos, reikia tenais siūsti užklausą jiems, laukti kažkokio atsakymo. Tai paskambinau 10 minučių prieš uždarimo draudimų. Tai man vyrukas ganėtinai malonus atsakė, taip, tenais tikrai atsiųsiu tą sutartį jums į Gmailą. Praeina 10, 20, 30 minučių, nu jokio laiško, ta prasme, nėra pašte. Nu gerai, einu į Aidą. Vėl pakliuvau į Jiezną. Nusipirkau transporterį, o draudimo nėra, per internetą nesidaro. Tai dabar Jiezno Aibei bandau daryti draudimą. Dabar esu iki šiol Jiezne tame, kaip mane čia tempia. Ir laukiam dabar, kur tą draudimą padarys, nes matyt nestandartinė rizika. Čia moteriškė Aibė yra pilna kurva, kaip čia pasakius. Ir atstoviu tą eilę ir jau matau tą prasme, nu visi jau žino tą piktą žvilgsnį kitų žmonių, jau matau tą piktą žvilgsnį ir kažkaip nedraugiškos moteriškės, nežinau, tas akis, galima sakyti. Tai labai jinai man nenorėjo gelbėt, sako, oi čia eilė. Žmonės, dar daug žmonių ateis, nu tai pabandyti. Deja, man ta moteriškė nenori padėjo, tai teko įti kitą parduotuvę, kur ilgi kreipiausi kitos moteriškės pagalbos. Įvedžiau vienas mes kodą, vinkodą, duomenų daviau belenkiek ir vis tiek per Perlas terminalo nepavyko, nes tikriausiai pats didžiausias niuansas tai yra, kad jis pagal dokumentus esą kemperis. Tai matyt, todėl įprasto pasiūlymo niekas pasiūlyti negali. Tai per penkalodų kažkaip sugebėjau rasti Jiezną draudimo brokerį ir atvažiavau 9 vakarą pas tą draudimo brokerį, žiauriai faina moteriška. Ta prasme, aš jai esu žiauriai dėkingas, nes jį, galima sakyti, išgelbėjo. Jokio tenais pasirinkimo, ką toliau veikti, absoliučiai tenais nebuvo jokio pasirinkimo, ką veikti. Ji buvo mano išgelbėtoja, todėl nemanau, kad jis šito žiūri, bet jeigu žiūri, tai žiauriai esu jums dėkingas, kad man pagelbėjot, nes likščiau miegoti šitam būsikė nakčiai kažkur Jiezne, Alytuje, laukčiau ryto, kol pradėtų veikti draudimai. Tai ačiū jums labai. Man atrodo, Renata jinai tenais vardu buvo. O pats kelias iki namų, nesakyčiau, kad praėjo žiauriai sunkiai, bet jis deja man atiteko ne pačios geriausios būklės ir man reiks dar belenkiek į jį įdėti. Aš jau esu, kaip matot, įdėjęs biškutį tokio tuning, šmuning iš temų. Tai kaip aš jį pradėjau tvarkyti, manau, jau pamatysit kitoje serijoje, ką aš čia kaip pakeičiu. Pasakysiu tokį vieną secret, aš turiu auksinės grindis. Auksinės grindis, ta prasme, galvokit, ką norit, pamatysit tuningą kitoj serijoje, ką aš ten prihandmaidinau, ta prasme, nes
šitą mašiną nėra sunki. Tu eini į mokė vežį ir gauni dalių šitai mašinai iš mokė vežį. Tai visą tai parodys kitoje serijoje, jau spėjau pakeisti numerius. Buvo AFR tenais aferistas, tai nieko tenais grožio tie numeriai nepridėdavo, tai teko pasikeisti. Apie numerius irgi gal kažkada papasakosiu platesnę temą, kaip kas. Tenai su tais numeriais nesužsiemu, kolekcionuoju, jeigu turit kokių numerų drąsiai man rašykit, ta prasme dėl numerių. Greičiausiai nupirksiu, jeigu būtų kokie vienodi skaičiai, taip tai ne. Gerai, ačiū, kad žiūrėjot mane, žiūrovai, iki kito susitikimo.